Rožinė tai nėra šiaip sau odos susirgymas, tai yra fenotipinis sindrominis susirgymas, tai yra uždegiminis susirgymas, nepriklausomai nuo to, kokia jo fazė dominuoja. Tai vienas fenotipas tai yra kraujagyslinis. Tuomet, kada kraujagyslės dominuoja, mes matome odos rausvumą, jaučiame odos kaitimą, intensyvesnį paraudimą, veikiant temperatūriniam veiksniam, stresui, saulei ir panašiai. Kitas fenotipas tai yra, kada prisideda stipresnis uždegiminis dominavimas ir įtraukiama riebalų liauka ir tuomet mes jau turime odoje pakitimus bėrimus. Tai turime uždegiminius, raudonus, ryškius mazgelius, pūlinėlius, kartais net ir gilesnius mazgus. Ir paskutinis fenotipas tai yra ta tokia fibrozinė, granuliominė kartais reakcija, kai keičiasi odos elastinių, kolageno skaidulų išsidėliojimas ir oda tampa poringa, grubesnė, storesnė, matomas patinimas, edemos veide. Šių pagrindinių fenotipinių tokių požymių labai dažnai rožinę lydi kiti simptomai. Tai yra odos jautrumas, odos sausumas, ne bet kokios kosmetikos pasirinkimas, nes ji netinka. Tai yra kompleksinė liga ir gydymas yra paprastai parenkamas pagal tai, koks tas fenotipas, koks vaizdas odoje dominuoja.